Sveiki. Šiandien mes turim pokalbį su Jūrate Latakiene. Labai džiaugiuosi, Jūrate, kad tu mano erdvėj ir kalbėsim šiandien apie jausmus ir kaip išjungti autopilotą. Žinai, visai galvojau, kaip pradėti pokalbį ir tokį juoką sugalvojau. Žinai, kaip mūsų tėvams sakydavo, nu, reikia ten namą pastatyti, medį užauginti ir vaikus užauginti. Nu, tai dabar mums prie viso to, tai dar būtų gerai verslą pasidaryti ar karjerą, ne, pasaulį pamatyti, nu ir dar būtų gerai laiko rasti nušvisti. Nu, žinai, va taip. Nu, tai kada dar čia tos jausmus jausti, kai tiek visko reikia padaryti. Tai mielai pašnekinsiu, nepristačiau tavęs, bet gal norėsi pasakyti, ar man pristatyti ir pakalbėti. Sakyk, tu šiandien moderatorė, aš tavo viešnia. Gerai, šiandien turim Jūratę. Jūratė yra intuityvioji mentorė, genų raktų praktikė ir man jinai yra tokia žinovė visų širdies reikalų. Mielai klausausi. Yra kartu praktikė, ne vien tik tai žinoti, kaip susitvarkyti su tais širdies reikalais, bet kartu ir kaip praktikuoti tą lengvumą, džiugesį, moteriškumą ir visas kitas geras savybės. Tai va, Jūrate, žodis tau, tai kaip paleisti tą autopilotą ir iš visai įmanoma, ir ką iš visų tais jausmais daryti, kaip žmonės, kad klausia. Taigi žodis tau. Ačiū, Dalia. Labas tau, labas visiems ir visoms, kas mus klausysit. Iš tikrųjų, tas autopilotas nėra nei gerai, nei blogai. Kaip viskas visatoje, nei gerai, nei blogai, tai ir tiesiog įprotis veikti be jausmo. Ir žinai, kaip pati aš gyvenau daug metų, tuo įpročiu veikti, kaip tu ir sakei, ten ir verslą kurti, ir dar statyti namą, ir vaikus gimdyti, ir auginti, ir sodinti medžius. Ir visą tai, kai tu darai be jausmo, iš tikrųjų, tai veikia anksčiau. Tai veikia anksčiau, bet toj naujoj, jau ar ne matricoj, naujoj žemėje, kaip mes ir visi einam į tą naujumą, tai nebeveikia. Ir nebeefektyvu, tai ir neproduktyvu. Ir va tas įprotis iš tikrųjų veikti, vykdyti ir dar vykdyti kažkieno tai planus, ar ne, įvykdyti kažkieno lūkesčius, reaguoti be jausmo, be to tikro dalyvavimo savo tame veikime, be to gyvumo, iš tikrųjų, nebetarnauja. Ir kai tu taip daug metų gyveni, taip gyveno mūsų mamos, galbūt kitų gal negyveno, mano mama irgi taip pat gyveno ir daug dirbo ir ten, kaip tu sakai, ir nušvisti, ir pabusti, ir jausti visus jausmus, ale net nebebuvo netgi laiko ir netgi tokio įpročio, nes autopilotas ir kaip išgyvenimui tas įprotis reikalingas. Ir tada tu gyveni iš tikrųjų tokį gyvenimą tarsi per stiklą ir nieko nebejauti ir viskas ir žinai padaryta, ten gali būti netgi tobulai padaryta, bet viduje tai nėra išgyventa. Tai nėra išgyventa ir netgi neleista savo išgyventi tų visų jausmų, nes tas jautimas reikalauja buvimo. O buvimas reikalauja drąsos. Nes tikrai, kai esi įpratęs būti tose autopilotiniuose veikimuose, bėgti darbus ir dar kelis darbus ir autopilotų veikti,
kuo daugiau uždirbti, rūpintis visais, vykdyti kažkokius planus, ar savo, ar kažkokios sistemos planus. Tu negebi netgi sustoti, nes tai vėl ir įprotis. Lėkti, skubėti ir tada tu net neįsiklausai tą savo kūną. O kūnas iš tikrųjų pradeda tyliai šnabždėti. Kai jau ir tikrai tas autopilotas labai ilgai gyvenime iš tikrųjų buvęs ir įaugęs į kraują. Ir ten ir tų jausmų, ir tiesiog ir pamiršta sielos poreikiai. Ir kai tau sako, tavo siela šaukėsi, kad man liūdna, aš pavargau, aš nematau prasmės, man trūksta artumo, aš noriu tikrumo. Ir va čia tada iš tikrųjų ir labai liūdna. Labai liūdna ir tada pradedi gailėti savęs, nes tu nežinai, kaip jausti. Tu bijai netgi išjausti visus tos jausmus, nes esi uždraudusi savo pykti. Galbūt neleidi savo supykti neleidai ar buvo draudžiama supykti ant mamos ar tėčio vaikystėje, ar ten ant kažkokio darbdavio. Ir užspaudei viską viduj. Ir įprotis, tas toks išjungti tą tokį, kad ir tų negatyvių jausmų išjautimą, jisai tarsi išjungia netgi tą džiaugsmą. Džiaugsmą, laimingumą. Dažnai daug metų aš kai gyvenau tame ir kai leidau savo sustoti, kai jau visai tiesiog toks ir fizinis kūnas pavargo ir ta siela tiesiog, nebejaučia, žinai, to gyvenimo skonio, ką tu darei anksčiau, tai tarsi nebėra jokios prasmės. Bet aišku, viskas pradeda griūti, ir santykiai, ir finansai, ir veikla, ir tai tiesiog toks spaudimas, kaip tarsi, žinai, tiek iš apačios, tiek iš viršaus tave spaudžia, tu nebežinai, kur bedingti. Ir aišku, čia į pagalbą ateina kitų žmonių pagalba. Ir nereik užsidaryti vienumoj. Ir dažniausiai būna taip, kaip moteris ir pas mane ateina, užsidaro arba vienumoj, arba įkrenta į kažkokias priklausomybės. Ir tikrai tikiu, kad ir pas tave ateina, ir tu dirbi su priklausomybė, mane, kaip išsilaisvinti iš jų, ir tavo netgi ta nuostabi ir grupė Miego geriau, kaip ten tas pavadinimas, ir netgi miegas sutrinka. Aš nemiegodavau naktį, aš negebėdavau atsipalaiduoti, aš negebėdavau, jeigu naktį nemiegodavau, net dieną tiesiog pagulėti ramiai, nes viduj, žinai, įsijungia tos tokios asmenybės, kurios tau pradeda knisti protą, o čia guli, kelkis, tinginė, sabotažas ten, tiesiog, tas toks ir baimė, žinai, oje, tu neleidi savo pagulėti ir tarsi nieks tavęs nevaro, nei iš to namų, nei iš tos lovos. Tiesiog atrodo, kad visi ant tavęs puola, tave kritikuoja, kad tu čia esi tokia, dabar išsekus, pavargus ir nebežinai, kaip būti. Ir žinai, kaip tu šitą temą užvardinai, kad paleisti tą autopilotą. Man autopilotas, pavyzdžiui, ir dabar dar pasitarnauja ten, kur jisai pasitarnauja. Kas man labai lengvai sekasi, bet dabar jau vis tiek tas autopilotas eina su jausmu.
Ir todėl aš vat ir prierašą tokį parašiau, kad nu nėra jisai nei gerai, nei blogai. Taip kaip nėra įpročių, žinai, gerų ir blogų, ir tiesiog visokių įpročių, bet jeigu žmogus gali įgyti va tuos, nu, netarnaujančius įpročius, jisai gali automatiškai išmokti ir tų naujų, kurie tarnauja. Ir va taip mes keliaujant, ar ne, iš tos tokios būsenos, iš to senos matricos, seno mąstymo, kur mes įsileidom iš tikrųjų, nu, net nesąmoningai, ne, ir visiems tai ir tiesiog iššūkis tai pakeisti, nes taigi galim atsirinkti ir negrimsti dar giliau, giliau, giliau ir vis tiek daryti tą patį per tą patį, bet vat jaustis nelaiminga, nemiegoti naktį, būti visada pikta ar ten nelaiminga, bet visada tai nėra ir vėl blogi jausmai, ten nelaimingumas, kažkoks liūdesys, bet tai ir tokie galbūt momentiniai ir retesni atvejai, nes ne per prievartą mes galim išjungti tą autopilotą, ne staiga, o tiesiog švelniai per tokius mažus veiksmus su jausmu. Kai aš pradėjau praktikuoti tiesiog va tą tokį pabuvimą tyloje su savim, nebūtinai ten užsimerkus, bet tarsi nieko neveikti ir negalvoti, vat sustabdyti tas mintis, gerti rytinę arbatą ar kavą ir pajausti, žinai, vat tos arbatos skonį, pajausti jos va tą šilumą, gal netgi aromatą, sąmoningai maudytis ryte duše ar vonioje, pajausti tą vandenį, tą gyvastį ir tiesiog pasakyti savo, kad viskas okei, aš esu čia ir gali būti čia, tau niekur nereik bėgti, skubėti, lėkti. Bet tai ir grinai toks sąmoningas sustabdymas, pirmiausiai savęs, leisti savo būti ir va tuos visus, kur tu neleidai anksčiau, visus jausmus išjausti ir leisti visoms toms emocijoms kilti, pakilti, neužgniaužti. Bet žinai, kaip aš tokį turiu ekologiškai jas suvirškinti, išjausti. Nes jeigu grįžta tas pats jausmas, jisai kažkada buvo neišgyventas, jisai neišjaustas iki galo buvo užspausta, tada grįžta ir tos pačios mintis, tie patys jausmai, tas pats gyvenimas grįžta ir tiesiog nieks nesikeičia. Bet kai tu leidi savo, va tuos tokius rytinius arbatos gėrimus, aišku, čia dabar žiūrinčios moteris gal netgi sakys, aš neturiu laiko, kada ten ramumoj, tylumoj gerti. Aš irgi taip sakiau, aš neturiu laiko, nes ten planų prisiplanavusi tiek, atsakomybių užsikrovusi visai net ne savo. Ir tada tu tiesiog visada esi tarsi kažkieno problemų kitų gyvenimuose gyveni. Ir nebeturi tada resursų. Tu ir atsakei tą klausimą, nes tiek tau, tiek man yra svarbu, kad nesugriūtų, kad pradėti stabdyti švelniai, kiek galint, kad nebūtų taip, kad nu viskas, susirgau ir mane atjungia nuo veiklų, nuo darbų arba ten dar kažkas įvyko. Tai va, tu pasakai vieną iš tų būdų, kaip pradėti leisti nors kelias minutės, ane, sustot. Nes būna gaunu klausimų, sako, nu tai jau kaip čia pradėsi jausti. Atrodo, tiek esi įsisukus, ane, tiek turi žongliruoti. Jeigu pradėsi atsisėsti ar stabdyti, atrodo viskas išslys iš rankų, ten kažkokius gal nespėsi, patirsi nuostolius. Tai va, vienas iš tų būdų, va čia klausimą turėjau, kaip lėtai pradėti stabdyti, kaip sau leisti. Ir dar vakar gavau klausimą, nu, o tai kaip pradėti jausti? Nuo ko? Va, nu gerai, tą arbatą pasidariau, dabar jau čia duosiu savo 5 minutės pasėdėti ramiai. Tai ką reikia daryti? Kaip pradėti jausti?
Oi, visi jausmai, iš tikrųjų, visi mes juos turim, tik tai mes esam užstrigę tuose, nu, negatyviuose, žinai, vat, ir tokiuose pasiruošimuose, gynybiniuose, kad tikrai, va čia ta, aš kalbėsiu netgi gal genų rakta, kad šešėlinė būsena, kai tu esi labai ilgai dažnai ir nu, tiesiog va tame įprotė gyvenęs šešėlinėje būsenoje ir tai ir aukos ta būsena, kur tarsi, žinai, visada esi pasiruošęs gynybai, kad kažkas nutiks. Va čia jeigu aš neatsigersiu ramiai, žinai, tos kavos, ką tu ir vardinai, čia sugrius mano dienos planai. Bet kai tu eini į tą susitelkimą, leidi pabūti toj tyloj, žinoma, kad toj tyloj pabūti ir su arbatspodėliu arba iš vis minutę tyloj, tai ir nepatogu, nes nu, visada buvusi netokiam triukšme, judesy, net ta tyla gąsdina. Aš ir sakiau, ten pradeda atlysti, dažnai kritikas, kokiu čia nesąmonį prisigalvoji, tau čia reikia arbatą gerti. Tu netgi autopilotu aš imdavau tą patį puodelį gerti, tą patį per tą patį. O kai aš pajungiau tą tokį savistabą, leidimą savo sulėtinti tempą ir vat tikrai aš priėmiau sprendimą gerti tą rytinę arbatą ar kavą lėtai ir keisti puodelį, netgi pakeisti puodelį, bet elgtis kitaip ir ieškoti tokį puodelį, kur aš nežinau, kiek metų nebuvau gėrus ten, nueiti netgi savo, žinai, sekciją ir pasiimti, kur ten ir ale svečiams, ale ten, žinai, per kažkokias ypatingas progas. Ir va tai ir prabanga mūsų, kur mes neleidžiam net savo prabanga pagulėti vonioj, paprastai vonioj, arba duše galų gale ten pastovėti ilgiau, žinai, ir tiesiog be jokių minčių. Tai vat ir, nu, tiesiog leidimas jausti. Leidimas jausti visus jausmus pirmiausia ir vat nuo to ir prasideda. Nesvarbu, kaip aš šiandien atsikėliau, kaip aš išmiegojau, aš jaučiuosi, tarp kitko, aš po raindrop masažo irgi šiandien miegojau kaip kūdikis, bet pavyzdžiui, mielai būčiau neėjusi šitą laivą, nes tikrai norėjus pabūti tyloj, tokioj ramybėj, nes toks, va, visi tie eteriniai aliejai, mūsų ten tie prisilietimai viena kitos praktikavimas, tai įnešė iš tikrųjų naujumo, įnešė ir į mano visą struktūrą, fizinį kūną ir energetinį kūną naujumo, kuris man galbūt dar, nu, irgi nėra pažįstamas arba toks, kaip čia pasakyti, nu, aišku, bet net pažįstamas, ar ne, tas toks jausmas. Ir, bet aš leidau savo šį rytą iki mūsų laivo nieko tikrai neveikti, tik tai vat ramiai pabūti, išbūti tame visam jausme, bet pasikalbi su ta dalim, ar tu tikrai, nu, vat, čia ir nori, žinai, neiti tą laivą, bet mano viena dalis iš tikrųjų sako, aš noriu eiti laivą, aš noriu pasidalinti, nes tai ir labai svarbi žinia ir tikrai aš gavau irgi patvirtinimų. Ir ne tik tai, kad mūsų va, ta tema ir reikalinga ir naudinga daugam, bet ir mano moterims, ir tavo va, tiesiog klientėm, ir visi, kas žiūrės, ar dabar, ar kažkada, tikrai gyvena autopilotu daug. Bet tai nėra nei blogai, nei gerai, kai man pradeda trukdyti jau gerai jaustis, tada aš ir turiu sustoti. Bet jeigu aš gyvenu, žinai, nes autopilotu gali gyventi ir džiaugsme, ir laimingume, ir viskas ok, ir tu turi sveikatą, va, tu turi kaip ir energijos, bet jeigu tu jau neturi energijos, nebeturi, žinai, va, to gyvenimo, nebejauti skonio ir tas autopilotas tokioj, va, toj šešėliniai būsenoje jisai netarnauja. Jisai netarnauja, nes bet kokiu atveju mūsų mintis yra proto kalba, o kūnas ir vat, tų jausmų kalba. Ir vat, todėl, kai tada pradeda protas su širdim, žinai, vat, su visų kūnu bendradarbiauti, tada tu tiesiog, nu, vat, ir pasikalbi su savimi ir leidai savo pasikalbėti, nu, ar tikrai ir tas man tikslinga šiandien. Ir bėgti, lėkti, skubėti ir neleisti savo pajausti, išbūti. Po to, kai tu pradedi tiesiog leisti savo jausti visus jausmus, žinai,
tu pasidarai tokia natūrali ir gyva ir tu supranti, kad viskas ir su tavim gerai. Nes tu nesi nei tų minčių, nebetampi nei tų minčių, nei tų jausmų, žinai, auka. Tu ten nebeanalizuoji tos kiekvienos savo kažkokios to jausmo ar kažkokios reakcijos. Nes jau vakar, kas įvyko, tai ir praeitis. O kas vat vyksta dabar, tai ir, iš tikrųjų, vat dabartinis momentas. Ir tame kiekvienam momente tu gali rinktis, ar būti liūdna, ar būti gyva, ar gyventi gyvenimą ir įvardinti, kokią aš jausmą jaučiu. Nes mano netgi šeimos nariams buvo labai nauja, kai aš pradėjau kalbėti apie jausmus. Aš dabar jaučiu liūdesį. Jūs čia ne prie ko. Aš dabar jaučiu pyktį ir jūs čia ne prie ko. Ir tik tai sustabdžius save užduoti vieną paprastą klausimą. Ir dabar, kas žiūrite šitą laivą, ką iš tikrųjų jaučiu šią akimirką. Ir pabūti, išbūti. Ir leisti atsakymai kilti ne iš galvos, bet iš širdies, iš pilvo, iš kūno atminties. Ką aš jaučiu šią akimirką. Tai nėra jokia mistika. Ką jaučiat ir parašykit, kas esat su mumis. Aš nematau. Dalia, gal tu matai? Kol kas nematau. Ką tu jauti, Dalia, šią akimirką? Aš jaučiu ramybę, beveik užhipnotizavai čia, o ką jūs jaučiate, žinai, žiūrėjau į tas levandas už tavęs ir ką tu jauti. Aš jaučiu ramybę, aš jaučiu, žinai, tokią viltį, kad tu išnešdama tą žinią pradėsi leisti moterims stabtelėti, nors stabtelėti. Nes aš žinau moterų, kurios net kavą geria atsistojusios, jos neatsisėda, kai rytą pakyla ir bėga visą dieną ir kažką veikdamos atsigeria tos kavos ir visą dieną lekia. Ir dar noriu, žinai, paklausti apie tą drąsą. Vat sakai, leisk pajausti, tegu kyla, iš kur paimti tos drąsos, jeigu va tie jausmai gąsdina. Atsako, jeigu pradėsiu jaust, tai gal pradėsiu verkti, gal pradėsiu nervintis ir ką reikės tada daryti, va čia pusę dienos galiu susigadinti. Tai va, Jūratė, iš kur imti tos drąsos su tais jausmais būti ir kaip juos paskui paleisti? Tai va dabar ir paimkim. Nereik ruoštis tai drąsai. Reik tik tai dabar iš šio momento, jeigu aš tikrai noriu išeiti iš to autopiloto ir sugrįžti į jausmus, leisti viską savo jausti, va dabar. Užsimerk ir tu, Dalia, ir visi, kas mūsų klausys dabar. Ir pajauskit, kad ši akimirka yra tik tavo. Tu niekam nieko neprivalai. Tu niekam nieko neprivalai. Tu privalai būti laiminga. Tu esi čia. Ir kvėpuoti, lėtai įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti per burną, iškvėpti per burną ar nosytę, kaip norisi. Ir iškvėpiant paleisti tai, kas slegia.
kas nebetarnauja. Iškvėpkit ir įkvėpkit. Keletą kartų tai pakartokit. Ir leiskit visam kūnui tarsi suminkštėti. Ir atkreipkit į tą vietą, kur kažkur jaučiat gal kažkokią va tą baimę, sunkumą. Atkreipkit dėmesį į tą vietą. Ir ten į tą vietą pakvėpuokit. Jūs niekur nevėluojat. Jūs niekam nieko neprivalot. Jūs privalote leisti savo jausti. Ir tai užtenka keletos minučių leisti savo padaryti pauzę. Įkvėpti ir iškvėpti. Leisti pečius. Minkštėti. Ir pasakyti savo tyliai viduje. Aš leidžiu savo jausti. Tai saugu. Tai natūralu. Ir nesvarbu, kokie jausmai. Gal tai liūdesys, gal ramybė, gal nerimas. Kas tai bebūtų. Gal pyktis, o gal tuštuma yra tavo jausmas. Jis nori būti pamatytas, išgirstas, pažintas, nepataisytas, o tiesiog išjaustas, priimtas ir pripažintas. Oi, kvėpkit, iškvėpkit. Ir netgi galite įsivaizduoti, kaip jūs paleidžiate tą autopilotą. Lyg ištrauktumėt kažkokį tai raktą, varžtą iš užvesto to variklio, savo vidinio. Ir tiesiog jūsų kūnas nustoja lėkti, bėgti. Protas nustoja kurti ten dramas, istorijas. Ir dar pabūkit keletą sekundžių šitoj būsenoj. Tik būti su tiesa, su savo tiesa ir su visais jausmais. Ir atminkit, kad ši būsena ir gyva jautimo būsena ir jinai visada ir tavo, niekieno kito. Ir ji niekur nedingsta. Ji tik laukia, kol ją mes pamatysim, pripažinsim, prisiminsim ir padėkosim sau tą drąsą sustoti. Ir šiek tiek, gal kažkas šiandien labiau pasijusit gyva. Jausti reiškia gyventi. Ačiū labai, Jūrate.
tikrai labai fainai. Atsipalaidavau ir iš kažkur jėgų, žinai, tai padavė, galvoju, čia. Tai tai paliudijimas, kaip yra, kaip mes galim savo padėti labai paprastai. Savo žandukai netgi užkaito. Jo, atsipalaidavau. Taip, kokia raudona graži. Dar gražesnė. Va taip, moteris ir vyrai, kas klausysit, va taip paprastai. Leisti savo pajausti ir tiesiog gyventi. Būti gyvai. Tai Jūrate, pakviesk visas norinčias būti gyvom, jausti, būti laimingom, lengvom ir jausti tikresnį tą gyvenimą, kai pradedi stabdytis, sustoti laikas nuo laiko, pakviesk moteris į savo programą, visą laiką turi pilną idėjų, kur jas pakviesti. Oi, mano dabar projektas Pabusk santykiuose iš tikrųjų ir prasidėjęs. Ir va dar iki šios savaitės pabaigos, aišku, kas jau ne pirmą kartą mane stebi, žiūri, klauso, gali dar prisijungti, jeigu turi santykiuose ne kažkokių neaiškumų. Nes tikrai ir visi santykiai mūsų ir pirmiausiai prasideda nuo santykio su savim, atkūrimo santykio, va, to ryšio su savim, tą moteriškąją savo prigimtim, leisti jausti ir būti. Ir pirminis pokalbis ir iš tikrųjų labai svarbus išsiaiškinti, susižiūrėti, ar aš galiu pasitarnauti, nes tikrai ne visom moterim aš galiu pasitarnauti, nes mano patirtis ir vienokia, o gal jums reikia kaip tik vadalios, ar ne, kuri turi begalinę patirtį ir nesenai grįžus į Lietuvą, ne online dirba, taip dirbdavai tu gyvai. Va. Ir žinoma, ir aš pasidalinsiu vat, po šito laivų savo grupės nuorodą. Galima dar labiau tiesiog pažinti, ar ne, renkuosi save su Jūrate. Priimu ir į asmeninės mentorystės, va, išėjimą iš tų tokių būsenų, tiesiog tokių išsekimo, destruktyvių būsenų, nuo kurios iš tikrųjų pradeda griūti visas gyvenimas. Mums atrodo, kad iš tikrųjų svarbiausia ir, va, kaip ir sakėjai, uždirbti pinigus, pastatyti namą ir pagimdyti, užauginti vaikus, tai iš tikrųjų pirmiausiai viskas prasideda nuo mūsų būsenos ir va tos sąmonės būsenos. Mes einam į tą išsiplėtimą, tokį savęs priėmimą visokios. Ar galvojat, aš nepaliūdžiu, davė neliūdį, nesupyksta, tai ir normalūs jausmai. Bet kol neapipina protas, kad va čia, kur tu neleidytum sabotažuoti ar ne, arba kitiems, arba savo, kad tu esi nevykusi. Ir sekite informaciją, nes aš iš tikrųjų pakviesiu ir į nemokamą 3 dienų, jau nebe mėnesio. Balandžio mėnesį turėjom nemokamą, dabar bus visą mėnesį, tai dabar bus 3 dienų. Tiesiog projektas apie santykius, taip pat kaip pabusti, nes kai pabunda vienas, arba moteris ypatingai, kai pabunda va, tą savo materiškumą susigražina, tai tikrai keičiasi santykiai, aš pati turiu tokią patirtį. Ir mūsų santykiai iš tikrųjų su vyru nėra kažkokie idealūs, bet jie ir gyvi, jie ir natūralūs, vos tokiais visais jausmais, ir nuomonė apsikeitimais, ir garsiai, ir tyliai, ir per atstumą, ir artimų bendravimų, ir tiesiog natūralūs ir auginantis. Ir mes abudu augam, ir aš labai tuo džiaugiuosi. Va, pasidalinsiu nuorodą, o dalį iš tikrųjų tu būsi viešnia ateinant pirmadienį pas mane ir mes pratęsim šitą temą, ar ne? Ir truputėlį iš savo va, tos patirties pasidalins. Taip, tai va, mielos moteris ir vyrai, jeigu pažiūrėsit, Jūratė jums šiandien padovanojo tokią kaip meditaciją,
kur galima ramiai su savim pabūti. Visiems, kam sunku, linkiu pradėti truputį lėtinti. Jeigu va taip klausotės ir galvojat, nu niekaip nepajėgsiu čia atsisėsti ir pasiklausyti, tai pradėkit lėtinti ir pamatysit, kaip pamažu išeisit iš skubos ir patikėsit, kad viską galit suspėti ir kad įmanoma gyvenimą gyventi jaučiant. O pirmadienį mes su Jūrate pakalbėsim, kaip gyventi, viską pasidarant ir neišsenkant. Nes aš noriu duoti žinių, kaip neišsekti, arba jeigu jau esam ant išsekimo ribos, save pastiprinti, kad nesugriūtų sveikata, nesugriūtų darbai, nesugriūtų gyvenimai. Nes vien lėkti autopilotu neišeis. Niekam neišeina, neišeis ir jums. Taigi, ačiū už šiandien jūsų laiką pasiklausyti mūsų ir susitikim pirmadienį 12 valandą. Irgi renginuko nuorodą pasidalinsim. Taip. Jau. Tai va, ačiū tau, ačiū visiems ir iki. Iki. Iki.